14 dizainerių pristatė savo darbus Šilko tekstilės organizuotoje grožio ir stiliaus šventėje ant adatos. Ta vakarą Reval Hotel Neris su humoru ir nostalgija persikėlė į Čarlio Čaplino klasikos laikus. Puikiai vaidyba, puošnios dekoracijos bei drabužių dizainerių kūriniai juodai baltam nebyliajam kinui suteikė netikėto sentimentalaus skambesio ir stebuklingo retro žavesio. Mados kūrėjų modeliais tapo gausus būrys scenos žvaigždžių. Žmonės vertintų kokybę, kad jie būtų originalūs, kad nebūtų tie tokie nemąstantis vartotojai, kuriems ką siūlo, tai jie ir perka, kad jų tas estetinis mentalitetas tobulėtų, augtų, kad ta kultūra susieta su grožiu, tas išprustimas, tai tik tai vystytųsi. Pareini namo pakės ir plunksna rašala taškai. Ir pirmas renginys įspūdingas, o antras tikrai nenuvylė. Sakyčiau, kad antras renginys lygiai to pat lygio, labai profesionaliai pateiktas, daug žinomų žvaigždžių, nepaprastai gera scenografija, nuostabiai geri dizaineriai, talentingi, buvo nepaprastai geros kolekcijos, paliko įspūdį vyriški chalatai, buvo originalūs labai linos. Kolekcijos autorė Lina Narutienė. Pats esu kilęs ir gyvenu iki šiol Kaune kol kas. Yra planai išvažiuoti į užsienį. Idėja iš tikrųjų kilo labai paprastai. Pažįstama dizainerė paskambino ir paprašė sudalyvauti ir tuo pačiu pristatyti savo kolekciją. Tokio pobūdžio renginį mes pirmą kartą. Draugė pakvietė, labai apsidžiaugė. Tai va, su mama nutarėm pasižiūrėti šitą nuostabų renginį ir save parodyti, aišku. Kadangi šio renginio, galima sakyti, šou tema yra juodai balto nebyliojo kino spalvos, tendencijos, mes sugalvojame, kad padaryti netradiciškai ne juodą baltą spalvą, o pieno spalva su jūros smėlio spalva, kad būtų ryškiau, labiau spindėtų. Rinkomės reljefą, rauktą, tai yra rankų darbas. Labai daug įdėta mūsų pastangų, vien dėl to mūsų kolekcija turi to išskirtinumo. Taip, pagrindę tiesiog rėmėmės tuo rankų darbu ir tiesiog imitavom. Mes iš tiesų labai džiaugiamės, kad dalyvaujam tokiam renginyje. Labai norim padėkoti mūsų dizaineriam, kad sukūrė tokius gražius rūbus, tokias gražias sukneles. Ir aš manau, kad mes čia ne paskutinis kartas, kai mes kreipsimės į jas. Mes galim net pažadėti, kad tai bus ne paskutinis kartas, kai mes dalyvausim ir dirbsim ir kursim kartu su jomis. Mes džiaugiamės tiesiog, kad mes toliau su jomis dirbsime ir kursime toliau savo rūbus. Ir labai linkime tokios pat dar geresnės ateities dizaineriams. Ir daug kūrybingų minčių, naktų ir viso ko geriausio kartu su 6-9 danguje. dizainerio darbo sukurti kiekvienam modeliui tokį apdarą, kuris tiktų jam būtent.
Manau, kad tas darbas iš tikrųjų neliks neįvertintas ir jau yra įvertintas ir manau, kad tai iš tikrųjų labai labai gražu. Bent jau mums tai labai patinka tai, kas yra padaryta. Labai iš tikrųjų šokiravo idėja oda, šilkas, mes galvom, kas tai bus, bet rezultatas, mus apstulbino iš tiesų. Labai mums visom patinka. Tai, kad yra pagal naujausias mados tendencijas, visi iškelti petukai, oda lakinė, taip, diržai visi ir tai, kad šilkas yra derintas su oda, lakinė, tai iš tikrųjų labai labai nustebino mus pats rezultatas.